Ir šį kartą čia net pati šiek tiek, žinokite, jaudinuosi, nes turime patį knygos autorių, kuris dar praėjusiais metais triumfavo Alma Litera suaugusiųjų literatūros konkurse. Ir šiandieną jisai mums pristatys būtent savo paties parašytą knygą, kuri vadinasi Blogos manieros. Ir su mumis žmogus, kuris pats iš tiesų gyvena knygos puslapių vertą gyvenimą. Bent jau mano tokia būtų nuomonė. Jūsų dėmesiui Tomas Milista. Sveiki, Tomai. Gerą dieną. Tai kita iš tiesų jūsų autorė, tokia Patricija Tilvikaitė, apie šią knygą parašė taip, kad tai parašytum turi būti arba gerokai išprotėjęs, arba tai išgyvenęs. Išprotėjęs. Iškart, net nereikia mąstyti. Supratau, bet įdomu labai apie ką pati knyga. Kodėl iškart tokia nuojauta kilo pačiai rašytojai Patricijai? Ar galiu papasakoti apie konfliktą dėl knygos? Čia irgi būtent apie tai, apie ką knyga buvo konfliktas. Prie mūsų pavilnyje atvažiuoja bibliobusas kartą savaitėje, kadangi bibliotekos nebeliko, tai galima pasiimti knygas bibliobuse. Ir aš šitą bibliobusą nueinu ir kartais sutinku ten žmonės reguliariai, kuriuos matau. Ir tos knygos rašymo pabaigoje vis matau tokią moterį su mažu vaiku, kokių 3 metų, vaikšto, bet dar už rankos vedžiojimas. Ir parašiau jo, sakau, gal galėtume paskaityti ir pasakyti savo nuomonę. O jie mane klausė taip, kaip jūs, sakau, apie ką knyga? Tai sakau, daugiausiai turbūt apie meilę. Ai, nesako, aš detektyvus mėgstu, trilerius mėgstu. Sakau, bus ir to trupučiukas. Apie meilę, sako, man saldžios operos tos man nepatinka. Tai va, bet aš ją prikalbėjau perskaityti. Ir po to susitinkam, turbūt po savaitę, susitinkam vėl bibliobuso dieną, tam parkelėje prie bibliobuso. Tai, sako, jūs man neteisybę sakėte, tai ne apie meilę knygą. Yra tos meilės kažkiek. Sakau, ponia, atsiprašau, aš knygą parašiau, aš žinau, apie ką knyga yra. Ne, sako, čia knyga apie mus. Šitą knygą Julija, tai aš 100%, o Jono mama, tai mano mama, irgi 100%, Kavenska, karvių bijo, viskas čia yra. Kaip pataikyta tiksliai, ar ne, kažkaip pakliepti? Tai šita knyga apie ką? Šita knyga yra apie mus, apie žmonės, kurie mes esame lietuviai, apie kartą žmonių, kurie užaugome Lietuvoje ir esame pradėję nuo vargo, esame sėkmingi. Tai yra knyga apie mus. Apie mus visus. Tai kiek suprantu, kiekvienas iš mūsų atras kažką tokio labai artimo. Daug žmonių labai susitapatina, tai su vienu personažu, tai su kitu personažu užsima ir tokias pozicijas, kurios yra, kaip čia, moraliai pilkos, nes tie žmonės nėra baltučiai geručiai, jie yra visokių atspalvių daro, visokius nelabai gerus dalykus. Tai va, tai aš manau, kad būtent tai ir leidžia atrasti žmonėms save, nes jie mato, kad žmonės tikri yra, nesugalvoti. Kaip jie daro, taip ir daro. Nerožiniai kažkokie, nedrugeliai. Galiu jūs paklausti apie blogas manieras, tokį klausimėlį. Tarkim, įsivaizduokime, jūs turite iš kažkur turite saujelę auksinių monetų. Gerai. Turite saują auksinių monetų ir kaimynas juos pamatė. Jūsų kaimynas gyvena artimai, pamatė tas monetas ir sako, klausyk, parduok man tas monetas, ką? Duosiu gerą kainą. Gerai, jūs parduodat tą saują monetų kaimynui, praeina mėnuo ir sužinojat, kad kaimynas jūs žiauriai apmovė. Tos monetos buvo 3 kart brangesnės. Tai geros manieros ar blogos manieros? Aišku, kad blogos. Gerai, einam toliau, tai dar blogesnių manierų. Tada tas kaimynas ima ir pakrato kojas, numiršta. Neturi vaikų, neturi paveldėtojų, visą turtą perims valstybė. Ir jūs žinote, kad jo namuose guli tos jūsų monetos. Ten kažkur stalčiuje guli padėtos. O rytoj atvažiuos inventorizacija ir viskas įsiveš. Tai dabar man pasakykit, geros ar blogos manieros būtų naktį nueiti ir susirasti savo pinigėlius. Aš iš tiesų nežinau, va čia kaip čia susiduriama su nevienareikšmiškais tokiais dalykais gyvenime. Kartais aš tikrai neičiau, pati asmeniškai galiu pasakyti, nes jau atrodytų, kad viskas, jau tos monetos atiduotos, perleistos ir gerai, tegu ten turis. Bet 3 kart kainavo 350, o bjaurybė davė tik 120. Bet ar pinigai svarbiausia gyvenime tada? Tai va irgi turbūt kiekvienas pagal savo vertybinę sistemą vertina, aš įsivaizduoju. Ir visi mes esame, kaip ir sakot, ne visada tik geri, būna ir blogų tų manierų. Jeigu dar įveskime tokią patys, jūs tų kaimynų ar šiaip nemėgstat? Čia dar viena sąlyga. Aš
žinok, iš to vietoj pakankamai laikausi tvirtai savo pozicijos, bet smagu, kad paprovokuojat. Tai suprantu, tos provokacijos knygoje gana nemažai. Šitaip prasideda knyga. Šitaip prasideda knyga. O kiek jūsų paties yra šitoje knygoje? Ar galite atskleisti? 0, visiškai jokios. Ne, aišku, neįmanoma pabėgti nuo savęs, kažkiek yra, bet knygos vieta, personažai, istorija yra fikcija, bet knyga prasideda nuo mano mylimos rašytojos Ursulos K. Le Guin citatos, kur jinai rašo apie teisybę, kad autoriai, rašytojai nori tiesos, jie nori ją žinoti, nori ją už ją sirgti, nori ją sakyti, bet jie tai daro labai keistu ir neįprastu būdu. Jie išsigalvoja personažus, kurių niekada nebuvo, ir išsigalvoja vietas, kurių niekada nebuvo, ir išsigalvoja įvykius, kurių niekada nebuvo ir nebus. Ir apie tas visas pramanus jie pasakoja ilgai ir su daug emocijos ir su didelim detalėm. Ir kai pabaigia rašyti visą tą melagysčių krūvą, sako, štai jums tiesa. Tai kam dabar būtų skirta šitą knygą, sakykit? Kam skirta ta knyga? Žinote, gan lengva išsiaiškinti. Yra labai paprastas metodas. Pasiimkite knygą ir paskaitykite 10 minučių. Tada pažiūrėkite laikrodį. Jeigu skaitote jau pusę valandos vietoj 10 minučių, ta knyga yra jums skirta. O jeigu 10 minučių praėjus atrodo, kad nelabai, tai mes žinau, kad lietuviai esam krepšinio tauta, o tą reikia padaryti knygą. Pasiimam ir tiesiu taikėm šiukšlių dėžę. Tai paprastai spręsti, ar ne? Skirta jums ar neskirta? Po 10 minučių jau ir galima tai padaryti. Ačiū Jums labai už pokalbį, mes irgi į laikrodį labai žiūrime ir dar matau, kad liko, norisi bent jau palikti laiko šiek tiek ir paskutinę mūsų reportažui. Ačiū Jums už knygos pristatymą. Dėkui.